Kodėl mus traukia trileriai? Kodėl mane asmeniškai traukia trileriai? Todėl, kad trileryje galima suderinti du labai stiprius dalykus. Vienas dalykas tai yra emocinis įsitraukimas, nes tai stimuliuoja mūsų emocijas ir iš tikrųjų tas įtampos palaikymas, baimės ar ne kažkokiu tai tokių neįprastų situacijų, pavojingų situacijų išgyvenimas, na tai veikia mūsų tiesiogiai, mes turim tokią migdolinę liauką, kuri yra iš labai labai senų laikų ir kuri atsakinga už mūsų emocijas ir dar mes turim tas reptilian brain, ar ne, kur irgi arba bėk, arba suėsk ir tikrai stimuliuoja mūsų smegenų veiklą, stimuliuoja mūsų emocijas. Kodėl vaikai mėgsta žaisti kompiuterinius žaidimus, kur ten šaudosi ir gaudosi? Ir tai jiem yra reikalinga, jau dabar mokslininkai pripažino, kad tai yra jiem reikalinga. Net ir ne dėl to, kad mes čia tipo ruošiamės gyvenimui, nes mes gyvenam tikrai saugioj aplinkoje. Tačiau mūsų smegenys dar jos yra archaiškos, dar jos prisimena tuos nesaugius laikus ir dėl to mums reikia adrenalino ir dėl to mums reikia tokių situacijų, kur tą baimę mes galėtumėm išgyventi kontroliuojamoje aplinkoje. Ir tai duoda trileriai.